Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Tai labą dieną, brangūs kolegos visi. Šiandien 23 spalio 14 valanda pradėsime Švietimo kultūros ir sporto komiteto posėdį. Kadangi posėdis vyksta mišriuoju būdu, komiteto nariams dalyvaujant fiziškai surenkant į posėdžių salę arba nuotoliu, tai paprašysiu sekretorės sutikrinti dalyvaujančius mus. Labą dieną visiems. Tai šiandieną komiteto pirmininkė Virginija Inčienė yra prisijungusi nuotoliu. Komiteto pirmininkės pavaduotoja Sonata Jurgilienė yra prisijungusi nuotoliu. Sigitas Kancevičius prisijungęs yra nuotoliu. Goda Košinskytė yra prisijungusi nuotoliu. Vilija Kriugelienė dalyvauja pas mus salėje. Pranas Petrošius dalyvauja pas mus salėje. Rasa Šarpitienė yra prisijungusi nuotoliu, Jovita Vaitkė yra prisijungusi nuotoliu, taip pat pas mus salėje dalyvauja Tauragės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Rima Banzinaitė Latožienė, švietimo sporto skyriaus vedėja Jūratė Veisienė, kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Rita Matemaitienė bei švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Stulgienė. Ačiū. Taigi, kolegos, šiandien darbotvarkėje turime 5 klausimus ir 6 kiti klausimai. Pradėsime nuo pirmo darbotvarkės klausimo dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. rugpjūčio 27 dienos sprendimo numeris 1/213 dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2025-2026 mokslo metais nustatymo pakeitimo. Klausimą pristatys švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jūratė Veisienė. Prašom. Pristatysiu aš, Danguolė. Danguolė pristatysit. Gerai, tada Danguolė, bet palaukim, matau ranką kelia Jovita Vaitkė. Prašom, Jurta. Labą dieną visiems. Norėčiau nusišalinti nuo šio klausimo, nes liečia meno mokyklą, esu meno mokyklos pirmininkė tarybos. Ar pritarė nusišalinimai? Taip. Toliau, kas dar yra salėje norinčių? Vilija Kriugelienė, nes noriu nusišalinti darbo santykiai meno mokyklai. Ar pritarė nusišalinimai? Prieštaraujančių nematau. Toliau. Viskas. Prašom, Danguolė, pristatyti klausimą. Taip, labą dieną dar kartą visiems. Parengtas sprendimo projektas, kaip visuomet, po spalio 1 dienos mes tiksliname vaikų švietimo įstaigų grupių skaičių. Ir šiais metais sporto centro grupių skaičiaus nereikia tikslinti, nes yra toks surinko tiek vaikų ir į tokias grupės, kiek jau buvo patvirtinta, o meno mokykloje nežymus pakitimai. Iš viso meno mokykloje buvo numatyta 72 grupės formuoti, susiformavo 71 grupė, tačiau, kaip sakant, viduje grupių įvyko tokie pokyčiai, tai pradinio iš formalų į švietimą papildančio ugdymo planuotų 33 grupių susidarė 32 grupės, pradinio dailės ugdymo grupių buvo planuotos 8, susirinko vaikų į 6 grupės, pradinio muzikinio ugdymo buvo planuota 11 grupių, bet susirinko į 12. Neformaliojo švietimo grupių buvo planuota 35 grupės surinkti, susirinko 36 grupės. Tiesiog ritmas, būgnų studijos grupės, tiesiog ritmas buvo planuotos 2, bet vaikų pareiškė norą dalyvauti 4 grupėse. Modernaus šokio grupės 2 buvo planuotos, bet vaikų nesurinko, tiksliau ne vaikų nesurinko, bet, kaip mokykla teigia, mokytojo šios grupės veikloms vesti neatsirado, kuris galėtų paimti šitą grupę. Ir dar buvo muzikos mėgėjų ugdymo grupė planuotos 5, susidarė 7, o ankstyvo muzikinio ugdymo 1 grupė nesusidarė. Tai būtų pagrindiniai pasikeitimai, dėl ko nežymiai keičiasi grupių skaičius meno mokykloje. Kaip sakiau, pagrindinės priežastys priklauso nuo to, kaip vaikai renkasi siūlomas grupės. Kai kurias pasirenka pakankamai vaikų, kai kuriuose grupėse pasirenka daugiau negu planuota. Į kai kurias nesusirenka planuotas vaikų skaičius. Na ir antra priežastis yra, kad šiuo atveju šokio mokytojo yra paieška dar
trūksta modernaus šokio mokytojo, kad galėtų vesti užsiėmimus. Tiek būtų apie sprendimo projektą. Ačiū. Ar bus norinčių paklausti? Pasisakyti? Nėra. Klausimas svarstyti, teikiame. Darbotvarkės klausimas dėl Tauragės rajono savivaldybės mokinių pažangumo skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai taip pat bus Danguolė. Taip. Taip, tai einame į tarybą antrą kartą su tuo pačiu, truputėlį pakoreguotų po pirmojo teikimo tarybai sprendimo projektu. Dar tik noriu pasakyti, vyko diskusijos ir toliau. Švietimo sporto skyriaus vedėja kalbėjosi ir su mokyklų vadovais, ir buvo pokalbiai su atskirais pedagogais, su mokytojais dėl pačio pažangumo skatinimo tvarkos aprašo. Todėl mes tikrai siūlome, kad šitą tvarkos aprašą reikia keisti. Tam tikras nuostatas, tam tikrus punktus. Jisai jau galioja nemažai metų ir išryškėjo tokie niuansai, kad reikalingas pokytis. Tai pagrindiniai dabar siūlomo sprendimo projekte pokyčiai būtų tokie, kad buvo siūloma dėl pačios klasių apdovanojimo. Pirmame variante mes siūlėme iš vis atsisakyti klasių premijavimo. Turėjome tam ir pagrindimą, tačiau priimtas toks kompromisas, kad vis dėlto paliekame premijuoti 3 didžiausią pažangą padariusias klases. Kaip ir buvo 1, 2, 3 vietos, tos išliktų su tuo pačiu finansavimu, o toliau, kur buvo nuo 8 iki 10, tai yra nuo 4 iki 10, šitų vis dėlto atsisakytume. Toliau apie tai, kad tvarkos apraše reikia įrašyti tarptautinio bakalaureato programos baigusių 6 ir užsienio kalbą gavusių 6, jisai konvertuojasi į valstybinių brandos egzaminų 100. Čia jau remiamės ministerijos ministro įsakymu, yra toksai priimtas birželio mėnesį įsakymas, kad būtent tarptautinio bakalaureato diplomo programos užsienio kalbos abiturientams gavusiems 6 balų įvertinimą į valstybinių brandos egzaminų įvertinimą, jisai konvertuojasi kaip 100. Tas buvo ir praeitam teikiama. Taip, toliau dar noriu pažymėti, kad kalbant apie pažangą padariusius mokinius, siūlome šitame sprendimo projekte jiems skirti nebe 300, o 200 eurų, taip suvienodinant premijas 10 pažangą padariusių mokinių ir visiems 10-tukininkams. Matome čia tikrai tokį rimtą patvirtinimą, kad ankstesnėme tvarkos apraše buvo nuostata, kad 10 000 eurų mes daliname tais metais visiems 10-tukininkams. Ir gaudavosi, kad vienais metais gaunasi po 200 eurų gauna 10-tukininkai, kitą kartą po 150, pavyzdžiui, šiais metais gavo po 180. Tai visi sutinkame su tuo, kad 10-tukininkai tikrai įdeda daug darbo, ir jie gaudavo tiesiog mažiau negu tie, kurie padarydavo pažangą ten iš 3-tuko į 4-tuką. Tai šiuo atveju toks kompromisas, suvienodinam premijas po 200 eurų. Ir jinai kaip ir liktų nekintama, 10-tukininkai žinotų, kad gauna po 200 eurų už tai, kad jie baigia mokslo metus 10-tukais. Ir daugiau dar yra pakeitimai, kurie jau ir buvo, tai yra dėl komisijos truputėlį atnaujinimas įdėtas. Ir 17 punktas, kad dar įrašome, kad į premijas pretenduojantis mokiniai mokyklai būtinai pateikia arba ten gimnazijai sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo ir informacijos viešinimo, kadangi apie pažangos premiją informacija yra viešinama. Tai būtų tiek pagrindiniai dalykai apie pažangumo skatinimo tvarkos aprašą. Ačiū. Ar bus norinčių paklausti? Prašom, matau, salėje ranka kyla. Tai dėl papildymo.
punkte, kuriame siūloma yra ir į premijas gali pretenduoti klasės ir mokiniai dėl dalykų metinių įvertinimo vidurkio padidėjimo, šitame prašė yra pažymėta, kad padidėti turi 0,4 balų. Meras siūlo padidinti iki 0,5 balų, tai yra pažangos didėjimas. Tai toks buvo mero siūlymas, tiesiog aš jį noriu įgarsinti. Ačiū. Ar bus norinčių paklausti? Pasisakyti? Nematau, klausimas svarstyti, teikime bendriems komitetams ir tarybai. Trečias darbotvarkės klausimas dėl Tauragės Vilniaus Kodvilės gimnazijos nuostatų patvirtinimo pranešėja švietimo ir sporto skyriaus specialistė Gintarė Stulgienė. Prašom, Gintarė. Teikiame tarybai naujus Kodvilės gimnazijos nuostatus. Pokyčiai yra numatomi tokie, kad ryšium su tinklo pertvarkos sprendimu prieš tai buvusiu naikinamas yra Baltakių skyrius, tai tas atsispindės ir nuostatose. Ir šiek tiek apie keletą smulkių korekcijų su mokyklos savivaldos sąvokomis, jos pakoreguotos pagal švietimo įstatymo nuostatas, mokytojų taryba, mokyklos taryba. Šiek tiek įsireiškimų mokyklos. Tiek viskas. Ačiū. Ar bus norinčių paklausti? Pasisakyti? Nematau. Klausimas svarstyti teikiama tarybai. Ketvirtas darbotvarkės klausimas dėl atstovų delegavimo Tauragės miesto vietos veiklos grupės valdyba. Pranešėja kultūros skyriaus ir specialistė Rita Matemaitienė. Prašom, Rita. Labą dieną. Šiuo tarybos sprendimu norima atnaujinti pasibaigus kadencijam laikotarpiai 3 savivaldos atstovus į Tauragės miesto vietos veiklos grupę. Tiesiog gautas raštas iš valdybos ir mes kaip trečioji šios miesto vietos veiklos grupės narė, tai kiti yra NVO, nevyriausybininkai ir verslas, ir mes tretieji ir turime deleguoti 3 atstovus. Iki šiol atstovavo Petras Kulikauskas, Šarūnė Stasytinė ir Tomas Šimašius. Tai yra su štai žmonėm, kaip čia pasakyti, pakalbėta, kad jie ir toliau galėtų tęsti šį atstovavimą valdyboje, jeigu taryba pritartų. Ačiū. Ar bus norinčių paklausti? Pasisakyti? Nėra. Klausimas svarstyti teikiama tarybai. Ačiū, Rita. 5. darbotvarkės klausimas dėl Tauragės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja taip pat kultūros skyriaus ir specialistė Rita Matemaitienė. Prašom, Rita. Atsiprašau, nusišalinti dar visus. Noriu nusišalinti, nes darbo santykiai kultūros centre. Taip. Ar yra prieštaraujančių? Nematau. Prašom, Vilijų, nusišalinti. Tai šiuo tarybos sprendimu yra norima patvirtinti kultūros centro teikiamų paslaugų kai kuriuos naujus įkainius ir pripažinti netekusių galių praeitus įkainius, o visa detali informacija dėl įkainių yra lyginamajam rašte ir aiškinamajam, bet kadangi yra kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Rima, tai gal tiesiog plačiau pristatytų šį projektą. Tai prašom, Rimutė, tada mums aiškumo gal kiek įnešit ir paaiškinsit, kokie nauji įkainiai yra ir kas keičiasi. Labą dieną visiems posėdžio dalyviams. Tai galbūt nepristatinėsiu kiekvieno punkto, kaip ir minėjo specialistė kultūros skyriaus, kad yra pateikta visa detali informacija, tiek lyginamajam projekte yra aiškiai matosi, kas keičiasi, kas pasipildo, tai galbūt yra klausimų dėl tam tikrų punktų ar aiškumų. Prašom, Sonata Jurgilienė ranką keliam. Labą dieną visiems ir labą dieną Rimai. Man toksai klausimėlis kilo. Visų pirma, nežinau, kas rengia sprendimą, bet prašymas kitą kartą senąją kainą nubraukus parodyti, kokia buvo ir kokia keičiasi. Užtrukau vakar ieškodama. O mano klausimėlis būtų, ar aš teisingai suprantu 14.1 papunktį, kad juo yra numatoma skaičiuoti 50 centų mokestį už parduodamus bilietus kasoje. Ar taip supratau, gal ne taip?
galbūt galiu detaliau paaiškinti, kas čia turime omenyje. Labai daug. Tik, kad tai nėra į kultūros centro renginius taikomas įkainis. Atsirado tokia, susiformavo praktika, kad komercinių renginių organizatoriai ne visada bilietus teikia platinti į bilietų platinimo sistemas. Tai bilietai LT, KKV LT. Ir tiesiog teikia popierinius bilietus į mūsų kasą. Ir tai tokiems renginiams, kada pardavinėjami bilietai, popieriniai bilietai iš mūsų kasos į komercinius renginius, būtų taikomas simbolinis 50 centų mokestis. Terminale šis mokestis į tokius komercinius renginius svyruoja nuo euro iki 3 eurų gali svyruoti, priklausomai nuo bilieto kainos arba kur jis yra perkamas. Pavyzdžiui, Maksimos terminale jūs turbūt sumokėtumėte ir 3 eurus. Pas mus tai yra 1 euro įkainis. Tai mes atsiradus šitokiai praktikai, atsižvelgiant į kolegų praktiką, kitų kultūros centrų, mes šitų organizatorių bilietam taikytume simbolinių 50 centų. O ar jums kultūros centrui yra kažkoks procentas mokamas už parduotų bilietų kiekį? Yra mokamas taip. Ar tai platinama per bilietai LT ar KKV yra taikomas, tiek pat ir iš kasos yra taikomas nuo parduotų bilietų skaičiaus. Aš kažkaip labai suabejojau tuo punktu, todėl kad man nėra tekę niekada susidurti, kad kasoj mokėčiau papildomą mokestį. Aš suprantu, kad jeigu klientas tingus arba ten nenueina iki kasos, arba jam patogiau, žodžiu, ir yra mokus, tada nusiperki bilietą internetu ir tą euriuką susimoki, tada aš sutinku. Kažkaip suabejojau, ar čia tikrai, kokiam seniorui tas 50 centų, simbolinis iš dalies, bet, ar jisai gelbsti situaciją. Tai norėjau komentarą už tai išgirsti. Kasininko etatas yra išlaikomas iš pats lėšų kultūros centrui. Jeigu kasininkas sėdi kasoje ir prekiauja, įsivaizduokit, komercininkų bilietais, popieriniais bilietais, tai mes padengiam kasininko visus atlyginimo kaštus, visus kaštus padengiam. Ir organizatoriai gali pradėti piktnaudžiauti ir tiesiog platinti bilietus tik per kasas. O jau dabar einama į tai, kad kasininkų atsisakyti kasų ir statyti terminalus. Nes gal tada racionaliau didinti tą procentą, kokį jie atiduotų už bilietų išplatinimą, o neskaičiuoti. Nežinau, čia kaip sakyti, visiems šis pamąstymas. Ačiū. Sigitas Kancevičius nori paklausti, prašom, Sigitai. Labą dieną, norėjau paklausti, kiek kultūros centras šiemet per visus metus surinko spec lėšų. Tai bus turbūt pristatymas veiklos ataskaitos, gal ir bus pateikiamas. Aš tikrai nepasiruošus šitam klausimui šiandien. Neturi. Dar metai nepasibaigė, tai aš nežinau. Šiai dienai buvo įdomu. Gerai, dėkui. Aš jau buhalterinės ataskaitos, nes jis dar tiesiog nėra turbūt paruoštas. Čia turbūt direktoriui klausimas daugiau. Taip. Kas dar salėje klausti, matau ranką? Norėjau šiek tiek pasitikslinti. Pranas Petrošius. Mano diena, kolegos, tai aš teisingai supratau, kad tas 50 eurų centų, kuris bus imama parduodant tą popierinį bilietą, ar dengia sąnaudas, kurios reikalingos būtent platinimui tą visą. Čia yra ir vieta, ir darbuotojų etatas, ir visos tos dengia, kiek aš suprantu, tas 50 eurų. Mes tą galėsim atsakyti pasibaigus, sakykime, finansiniam metam, kiek mes tokių bilietų parduosim, nes dabar atsiradus yra tokia praktika. Tai tiesiog mes atliepiant į šitos dalykus, kada pradeda tiesiog tokių atsirasti ir bendraujant su kolegomis, kurie taiko taip pat, jie taiko dar didesnių, sakykime, įkainių. Būdavo platinama per KKV LT arba bilietai LT. Organizatorius savo bilietus teikia bilietų platinimo agentūrai. KKV LT, bilietai LT. Jie taip pat pirkdavo. Atėję, sakykime, į renginį žmonės nusiperka iš bilietai LT tik mūsų kasoje. Kasininkas mūsų jam tą bilietą parduoda. Žmogus gali namuose pirkti pats, atėjęs pas mus į kasą, mes turime ir bilietą LT, ir KKV LT terminalus, jis taip pat perka iš ten. Irgi moka tą eurą, tai nėra, kad jis nemokamai iš mūsų kasos perka.
Bet tai tik tai tiem bilietam, kurie būtų popieriniai. Suprantu, kad čia nelogiškas sprendimas, paslauga turi būti. Nes jis ir dabar moka, ar senjoras atėjęs iš Bilietai LT pirkdamas, jis moka tą eurą, jam nuolaidos nėra. Bet kokiu atveju. Ačiū. Ar dar bus norinčių paklausti? Pasisakyti? Prašom, Sigitas Kancevičius. O apskritai senjoram yra kažkokios nuolaidos taikomos, yra numatyta kokia nuolaidų sistema? Į komercinius renginius organizatorių? Taip, Tai čia organizatoriai taiko, ne mes. Kultūros centras. Aš kalbu komercinius renginius, kuriuos organizuoja išorės organizatoriai, ne mes. Tai jie arba taiko, arba netaiko. Aš negaliu dabar atsakyti. Taip privatus organizatorius į koncertais senjoram taiko nuolaidą, arba, sakykime, Vačiudas Mikalauskas organizuoja festivalių ciklą ir ten yra tas abonementas į visus koncertus, ar senjoram pigiau, tai kai kurie taiko, bet kad dabar pasakyčiau, kiek procentaliai jų taiko, tai reikėtų pasižiūrėti. Bet apskritai tokia praktika yra, reiškia, jūs vis tiek žinot, kad Mes nuomojasi iš taikome, jūsų. kultūros centras taiko, jeigu tai yra mokamas renginys, mes taikome tiek vaikam, tiek senjoram nuolaidas. Taip. Ar komercininkai taiko, visi reikėtų pasižiūrėti. Ačiū. Tai matau, daugiau nėra norinčių paklausti, pasakyti ačiū gerbiamai Rimai iš pristatymą, iš paaiškinimus. Tai kolegos darbotvarkė mūsų šiandien baigėsi. Šeštas klausimas, kiti klausimai. Ar turėsite kokių klausimų?